Labukas, tai sveikinuosi iš Ispanijos, Alicantės. Šiandien yra šeštadienis. Atvykom ketvirtadienį vakare, tai tiesiog susiradom savo butuką. Nuėjom pavalgyti į vietinių restoranėlį, buvo labai skanu, ispaniškas maistas. Ir ką, ilsėtis, o vakar tai norėjom veikti daug, kadangi Alicantėj mes tik tais realiai vieną dieną. Tai buvo vakar, tai norėjom pamatyti centrą, norėjom pamatyti tą pagrindinį paplūdimį, kuris nesužavėjo, nes begalė daug žmonių, begalė. Ta prasme, vandenynas kaip arbata, tai net neatsigaivinsi, nes realiai tokio karštumo negali pasakyti, bet tikrai labai šiltas kaip arbata. Tai va, ir pilna žmonių. Tai daugiausiai vaikščiojom, ragavom maistą ispanišką, buvom populiariam jų turgui, labai fainai iš tikrųjų patiko, nes daug visko, jūrų gėrybių, aišku, ten mėsos, vaisių, daržovių, visokių tokių įdomybių paragauti. Ir kas fainai buvo, kad tenais va tokie va kaip, nežinau, little corner, kaip toks tarytum kampelis, va padarytas kaip, nežinau, žmonėm atsisėsti, pasimti vyno taurę ar ten vermuto, išragauti tą jų maistą, tai toksai čilas, visi atsipalaidavę, tai va ir mes šio bei to paragavom. Tai buvom ten, buvom apžiūrėti miesto, buvom pagrindiniai toj gatvėje Alicantės, aišku, gražu, palmės, ten jachtos ir panašiai, bet, manęs nelabai sužavėjo, iš tikrųjų, man norisi, aš labiausiai ką norėčiau, tai kaip norėčiau keliauti, tai išsinuomoti automobilį, važiuoti į vietas, kurios nėra pilnos pergrūstos turistų, nežinau, kokius kalnus, haikinti gamtoj, bet, su Aida, tu nepahaikinsi. Su vyru irgi mūsų norai kartais skiriasi, dažnai skiriasi, ypač atostogų metu, tai va, tai reikia kažkaip išbalansuoti, kad visiems būtų gerai. Eidanas irgi su juo labai daug neprivaikščiusi, tai juo labiau, kad mes iš tikrųjų užtaikėm ant tokio labai laiko nedėkingo, nes aš gavau atostogas tik tais rugpjūtį ir dabar yra pats tas įkarštis, kai ir kainos labai didelės, ir žmonių bele kiek. Ir iš tikrųjų, va šiandien mes išvykstam iš Alicantės į Kartageną, tai žiūrėjom, kur apsistoti, tai eina savo iš tikrųjų ir mažai pasirinkimo labai, ir kainos kosminės, tai toks labai nedėkingas laikas, tai iš tikrųjų mano rekomendacijos ir patarimai nekeliauti rugpjūčio mėnesį. Galbūt rugpjūčio pačiam gale, rugsėjo, tada jau tos kainos, rugsėjo mėnesį tada tos kainos jau būna pakritusios, bet dabar, tai o vaikeli. Bet taip gavosi, man kitaip neišėjo ir ką reikia išspausti, kiek galima geriausio. Aišku, karštis bele koks. Tai va, tai šiandien mes keliausim traukiniu iki Kartagenos, nes Kartagena yra miestukas prie jūros, kuriame galbūt norėtumėm apsistoti, gyventi. Tai va, tai labai norim apžiūrėti ir paskui dar planuosi aplankyti Gidžermo giminaičius, kaip ir praeitą vasarą buvom. Ir jo, negaliu daug pliurpti, nes 11 valandą jau reikia mum iš čia išsikraustyt. Taip, susipakuoti ir išeit. Tai va, tai einu dar aptvarkyti virtuvę, nes po pusryčių, skalbinius susidžiauti, nes buvau išsiskalbus. Ir keliausim į Kartageną. Tai va, keliausit su manim kartu. Ir atostogų metu stengiuosi išlaikyti savo miego rutiną. Nueiti miegoti anksčiau ir ryte keltis anksti.
Man labai patinka pasimėgauti tokiais tyliais rytais, kai dar niekur nereikia skubėti, galiu ramiai išgerti kavos, paskaityti knygą, pabūti su savim, išeit pasivaikščiot. Jau kokį mėnesį rytais pradėjau užrašyti savo mintis, angliškai journaling. Tiesiog pasiemu užrašų knygutę ir išlieju ant popieriaus viską, kas tuo metu sukasi galvoje. Man patinka tai, kad čia visiškai nereikia stengtis gražiai rašyti, nereikia kurti gražių sakinių, nereikia galvoti, ar tai, ką parašiau, skamba protingai. Kartais net nežinau, ką noriu parašyti, tiesiog pradedu. Ir pastebėjau, kad taip rašydama pradedu suprasti, kas iš tikrųjų vyksta mano viduje. Atrodo, kad mintys, kurios sukasi galvoje, popieriuje tampa daug aiškesnės. Pradedu suprasti, kas mane neramina, ko iš tikrųjų noriu, ko bijau ar ko man šiuo metu reikia. Man tai tapo savotišku pokalbiu su savimi. Labukas, tai sveikinuosi iš Kartachenos, čia jau bus 3 naktis, kai nakvosim. Tai va, apartamentai iš tikrųjų visai neblogi, šiaip labai erdvus, pačiam centre, kas yra kaip ir pliusas, nes fainiai nueini į balkoną, viskas matosi, viskas arti. Bet jo, 7 ryto pradeda čia važiuoti šiukšlių konteinerius vežti. Šiandien ryte mane prikėlė 7 ryto, nes kažkokios tai statybos čia visai šalia vyko. Restoranai pradeda kavinės atsidarinėti, tai visus staliukus ruošia terasai, stumia į gatvelę. Tai vienu žodžiu šiaip yra triukšminga. Tai va, jūra, paplūdimiai, nes kaip čia yra uostas, tai tiesiog matosi vandenynas, bet maudytis negalima. Į paplūdimį reikia pavažiuoti autobusu, šiaip tikrai netoli, 5 minutės autobusu pavažiuoti, bet mums nuo namų nueiti iki stotelės gan ilgokai, kokią 20 minučių, tai labai išvargina, nes didelis karštis. Jeigu nebūtų tokio karščio, tai viskas ok, nes aš mėgstu vaikščioti, man ne problema, bet ant pačio karščio, tai vakar buvom paplūdimy visą dieną. Šiandien irgi šiaip aš norėjau atsikelti labai anksti ir važiuoti į paplūdimį anksčiau, kad ir nebūtų daug žmonių pergrūsta ir nebūtų taip karšta, bet su mano šeimyna tai yra neįmanoma, nes čia aš esu tas vyturiukas, kuris mėgstu anksti keltis, bet mano šeimyna nori pamiegoti, tai atsidūrėm paplūdimy tik tais 11 valandą. Tai va, bet fainai praleidom laiką, aš nardžiau, bet tas nesu visa ta amunicija. Ta prasme, nardžiau tiesiog su tais akinukais, snorkeling, akinukais ir ta tūba, kad kvėpuot, bet iš tikrųjų pirmą kartą išbandžiau tą snorkelingą tokį, kad jau į gilesnius vandenis, kai sakau, paplaukius, tai buvo labai fainas įspūdis, tiek daug žuvyčių matėsi, labai tikrai gražu buvo, tai va, fainai. Eidanas, tai aišku, jam reikia labai vaikų, tai jisai ieškojo, su kuo galėtų pabendrauti, pažaisti. Tai va, o ką, šiaip miestas mums su Didžormu patinka, o dabar susiruošėm, eisim pasivaikščioti, gal kažkur pafilmuosiu, pasifotografuosim, gal kokių ledų suvalgysim, vienu žodžiu, eisim prasivaikščioti. Grįžom iš paplūdimio, tai abudu su Didžormu nulūžom, bet taip skaniai pamiegojau, nes iš tikrųjų tas nuovargis vis tiek jaučias. Tai va, vien jau visą dieną prabūt paplūdimy, šiandien, pavyzdžiui, 5 valandas kažkur buvom paplūdimy, tai vis tiek paskui, kol grįžom, kol ką, maisto darimas, tai iš tikrųjų išvargina. Tai va, parodysiu apartamento, ką matom pro langus.
Prašyčiau, na. O aš apsivilkau tokią suknytę. Tokia va, mergaitiška. Ir galvoju, gal šitą tašiuką užsidėsiu, basutės rudas. Tai va, arba šitą, arba savo šitą rudą mažiuką. Šiaip mažiukas gal ir fainiau iki miesto. Patogiau, bet Mommy, that's ir for ta the gražiai hat. atrodo. That's for the hat. That's not for the hat. Give me. I know how That to is do my it. bag. O, Eidanukui. Look, like this. Ne, Eidanukui tai va, kokį fainą išrinkau. Tokie šortukai čia iš Tailando brolis jam parvežė su drambliukais. Ir va tokia maikutė. Šiaip jam labai tinka ir jis labai gražiai atrodo. Bet vienu žodžiu, čia šioje šeimoje tik aš noriu visur varyti, nes jie niekur nenori. Ane, Eidanai? Vargelis. Apsimetu laimės.